kai tik saulė pasislepia už miško ir virš namų sužiba tūkstančiai žvaigždučių, o vaikai ima ruoštis miegui, pasaulyje pabunda maži, nematomi padarėliai, vadinami miego nykštukais. Jie yra linksmi, nuoširdūs ir su mažomis kepurėlėmis ant galvų. Jie nešioja sapnų dulkes, kurios padeda vaikams sapnuoti gražiausius sapnus. Apie pasaulį, kur viskas padaryta iš ledų, skraidačius automobilius ir didelės garuojančias picas. Tačiau miego nykštukai turi vieną labai svarbią taisyklę. Sapnų dulkes gali barstyti tik tada, kai vaikas miega savo lovytėje. Vieną vakarą nykštukai pasitarė. Šį vakarą mes turim labai svarbią užduotį. Turime aplankyti berniuką vardu Oskaras. Jis labai mielas ir drąsus dieną. Žaidžia futbolą su kitais vaikais ir važinėja dviračių be pagalbinių ratukų, bet naktį vis dar bijo miegoti vienas savo lovoje. Mes jam padėsim. Pasakė nykštukas vardu Lupis. Bet tik jei jis pabandys. Nykštukai galvojo, ką daryti. Tuomet Lupiui šovė mintis. Aš jam nusiųsiu drąsos obuolį. Ta vakarą Oskaras, kaip visada, norėjo į tėvų lovą. Jis, išsigandęs ir nuliūdęs, atėjo pas mamą. Mama, kaip ir kas vakarą prieš miegą, davė obuolį. Suvalgyk jį ir tuomet ateik pas mane. Oskaras paėmė obuolį ir nuėjo į kambarį jį suvalgyti. Jis nieko nesiskyrė nuo įprastų obuolių. Atsikando, vaisius buvo kietas, bet sultingas. Staiga jis pajuto, kaip šiluma pasklido per visą kūną, o širdis ėmė plakti ramiau. Jis pažiūrėjo į savo lovą, bet ji jau netrodė tokia gąsdinanti kaip seniau. Gerai, pasakė jis tyliai, tik šią vieną naktį. Jis įlipo į lovytę ir greitai užmigo. Ir tada atsidarė erdvė sienoje. Į kambarį įžengė 3 nykštukai ir patraukė link vaiko lovos. Šmėkis ir Bumbis sklaidė miego dulkes ant kaldros ir pagalvės. O Lupis pakuždėjo. Tu labai drąsus, Oskarai. Drąsos obuolys padėjo. Bet tikrasis stebuklas tavo širdyje. Sapne jis buvo žmogumi vorumi, kuris gelbėja pasaulį nuo blogiečių ir skraidė raketą po beribį kosmosą. Ryte Oskaras pabudo ir prie lovos rado nedidelę nykštuko statulėlę. Visą rytą pasakojo mamai apie tai, ką sapnavo. Mama irgi buvo laiminga ir sakė, kad jau senai laukė tos dienos, kai jis miegos savo lovoje. Oskaras laimingas ėjo į darželį, kupinas nakties prisiminimų. Ir nuo to laiko jis visada miegojo tik savo lovytėje ir sapnavo tik gražiausius nuotykius.